Sveikinu prisijungus į šią vedamą meditaciją, kuri padės sužadinti dieviškos vienybės viziją, ją išryškinti ir taip pat giliau integruotis šios dieviškos vienybės ir meilės tikrovėje, kuri yra tikras ir tvarus laimės pagrindas, ir kiekvienas iš mūsų galime šią meilę, šią vienybę, šią palaimą išties patirti kiekvieną savo gyvenimo akimirką. Tad dabar leiskime sau kiek įmanoma atsipalaiduoti, susipatoginti. Galima užsimerkti ir tiesiog sutelkti dėmesį į savo kvėpavimą, pajausti savo kūno natūralų poreikį, kvėpuoti giliai, laisvai, atpalaiduojančiai, subalansuojančiai. Su kiekvienu įkvėpimu pajauskime akimirkos šviežumą, gyvumą, įvertinimą. Ir su kiekvienu iškvėpimu leiskime sau vis giliau ir giliau atsipalaiduoti, paleisti visus gyvenimo rūpesčius. Pilnai. Ir tada su įkvėpimu vėl įkvėpti dar daugiau, užpildyti tą tuštumą su šviežia gyvybe, akimirkos įvertinimu. Ir su iškvėpimu vėlgi paleidžiame visus apibrėžimus, visus prisirišimus, visas formas, įvardinimus, istorijas. Leiskime savo palengvėti, tada vėlgi įkvėpti to palaimingo lengvumo į savo tiesioginį patyrimą. Jausti pasitenkinimą tuo, kas jaučiasi subtiliai, lengvai. Ir šitaip toliau kvėpuojame, pulsuojame, jauskime išsiplėtimą, susitraukimą. Išties patirkime dabar save labiau iš tos gyvybės pulso, kvėpavimo perspektyvos. Paliekant visą savo biografiją, susireikšminimus. Dabar tiesiog jauskime save kaip šią tyrą energiją, kuri tiesiog natūraliai plečiasi ir traukiasi, susivienyje centre. Ir iš to centro vėl pasklinda, harmoningai pasiskirsto erdvėje. Vėl natūraliai visa ta energija irgi per tą tobulą, natūralią meilę susijungia. Ir šitaip įkvėpę galime netgi truputį užlaikyti, pajausti tą gilią ramybę ir ekstazę tame. Ir kartu su ta ekstaze tada jauskime natūralų poreikį išsiplėsti, išsilaisvinti tą beribę erdvę.
išreikšti tą būties ekstazę, kuri tuo pačiu yra labai rami, labai subtili, švelni. Ir taip toliau. Kvėpuojam ir viską įtraukiame į šį paprastą gyvybės pulsą. Jauskime dabar viską kaip tyrą energiją. Nebėra jokios grubios, sunkios materijos, tik tai lanksti, vibruojanti energija, sąmonė. Ir šitas išsiplėtimas iki begalybės ir susitraukimas į savo širdies centrą viską suvienyje, visas skirtingas energijos formas. Viskas tampa vis labiau ir labiau vientisa su kiekvienu įkvėpimu ir su kiekvienu iškvėpimu. Nesistenkime per daug to kontroliuoti, labiau atsipalaiduokime į natūralų energijos vedimą tame centre, kuris natūraliai skatina išsiplėtimą ir susitraukimą. Tai va, dabar pasigilinkime į tą šaltinį, į tą nematomą galią ir meilę, kuri įgalina tokį gyvybės pulsavimą bei balansavimą. Tai yra ta dieviškoji meilė, pasireiškianti dieviškoje vienybėje. Nes taip, tai yra vientisa energija, vientisa gyvybė, vientisa sąmonė, vientisa meilė, gyvuojanti, cirkuliuojanti pati savyje. Galime atpažinti, jog yra ta pirmapradė dvasia, kuri yra visiškai neapreiškiama. Nes jeigu ji būtų apreiškiama, ji nebūtų pirmapradė. Tad nors ir ji neapreiškiama, ji išties yra tikra. Neapreiškiamumas ir nurodo į tikrumą, tyrumą. Tad suteikime savo akimirką tai išties įvertinti, pajausti tam meilę. Kuri mus vis labiau ir labiau su tuo suvienija mūsų patyrime. Taip, ir ši neapreiškiama dieviška dvasia taip pat reiškiasi. Kaip visas šis energijos žaismas. Tai yra šios originaliosios dvasios simbolizavimas, šventimas, atspindėjimas įvairiais daliniais būdais, kurie išties liudija apie tą neapreiškiamai tobulą totalumą,
visko pagrindas ir todėl viskas, kas pasireiškia, yra harmoninga, integralu. Tarytum skirtingi Dievo veido atspindžiai. Ir visas pasaulis su visom esybėm jame yra skirtingos Dievo vardų kombinacijos, unikaliai išreiškiančios save tam pačiam vienam Dievui. Per besąlyginę meilę, kuri yra šis neužgęstantis variklis nesibaigiančiai kūrinijai, kurioje kiekviena patiriama akimirka yra unikali, nepakartojama, nes beribis yra Dievo potencialas. Tai yra išties nemirtinga meilė, nemirtingas meilės romanas. Kur ši besąlyginė meilė amžinai klesti. Dabar kviečiu atpažinti subtilybę, jog išties šis gyvybės ir atsinaujinimo pulsas pulsuoja begalybės dažniu. Kiekvieną mažiausią išmatavimą, kurį galime patirti, lydi totalus atsinaujinimas. Viskas nuolatos atsinaujina. Taip greitai, kad mes net nepastebime, kaip visa kūrinija yra anuliuojama ir vėl užpildoma. Bet išties taip ir vyksta. To dėka mes ir galime turėti patyrimo tęstinumą. Nes kiekviena mažiausia laiko išmatavimą iki begalybės vyksta atsinaujinimas, atsišviežinimas, visko suvienijimas ir vėl išplėtimas. Didysis sprogimas ir susitraukimas į singuliarumą išties vyksta nuolatos. Ir visa kita, ką mes patiriame per savo žmogiško patyrimo prizmę, tai yra tik tais to proceso tyrinėjimas, tarytum sulėtintai iš to nuolatinio visko atsišviežinimo mes tiesiog susikuriame iliuziją, jog tarytum viskas kinta iš lėto ir tame mes savo sekame įvairias pasakas, istorijas.
Tačiau to atpažinimas, to nuolatinio totalaus atsišviežinimo suvokimas mums suteikia lankstumo. Mes tuomet galime lengviau keisti savo santykį su visa kūrinija ir atverti savo širdį, jausti tą dievišką meilę, tą beribį šaltinį. Kaip tai smelkia visą mūsų patyrimą. Ir kaip mes kanaluojame, transliuojame šią beribę galią, šią beribę meilę sąmoningai. Su beribė išmintimi, kuri taip pat ateina kartu su šios vienybės pajautimu. Taip, ir mes nesame prie kažko fiksuoti. Mes esame nuolat kibirkščiuojančios dieviškos kibirkštėlės, nuolat trykštantis šaltinio fontanai, su laisva valia padovanota tos pačios dieviškos meilės, kad neišsemiama dieviška gerovė būtų vis naujai atskleista, išreikšta, įvertinta. Ir tame taip pat nuoširdžiai pajauskime savo meilę viskam. Pripažįstant tą dieviškos meilės buvimą, gyvenimą viskame. Visose skirtingose gyvybės formose, kurios visos turi savo harmoningą vietą, kurios visos praturtina mūsų patyrimą, padeda pažinti savo vietą tame bendrame kūrinijos šokyje. Pajauskime, kaip palengvėja mūsų širdis, kada mes mylime besąlygiškai. Ir neturime jokių priešų. Nors ir su savo pojūčiais ir intelektu mes atpažįstame įvairius skirtumus ir atpažįstame savo harmoningą santykį su jais, mes būtent ir atpažįstam tą harmoningą santykį per vienybės viziją širdyje. Ir taip, ir mes galime palaikyti šį nuovokumą, kuris palaiko abu požiūrius. Ir skirtumų, ir vienovės. Tai yra tas tobulas balansas, kada mes taip pat jaučiame tą nekintamą dievišką buvimą,
kurį viskas ir išbaigia ir kuris taip pat tada išbaigia viską kaip nesibaigiantį kūrybos procesą. Ir tai yra pilnatvė judėjime. Ji yra gyva, ją išties galima mėgautis be galo, nes ji nuolatos atsišviežina, nuolatos stebina. Tai tarsi nesibaigiantis stebuklas ir išties tai yra stebuklas be pradžios ir pabaigos. Puoselėkime tą vidinį savo esybės šerdės lengvumą, jo atpažinimą ir taip pat paleidimą visko, kas tarytum tam prieštarauja. Tiesiog paleidžiame visus tos atspindžius, visas tas perspektyvas ir sunkius jausmus. Tiesiog paliekame. Viskas turi vėlgi savo harmoningą vietą visumoje, tačiau mums nebūtina visko nuolatos su savim temptis, vis atkūrinėti, visi kažką fokusuotis. Vėlgi mes nesame prilipę prie nieko. Mes esame laisvos, lengvos, mylinčios esybės. Kurių laimė, kurių pilnatvė yra įsišaknijusi paprastume, tos pačios meilės paprastume, kuri yra savaiminė, mylima ir mylinti. Begalybės kilpoje, į kurią sueina viskas. Dabar kviečiu palaikyti šią nuovoką, kuri palaiko vėlgi ir daugio, ir vienio atpažinimą kartu. Ir pajauskime, kaip šios dvi skirtingos perspektyvos susijungia, sueina į tobulą vientisumą. Ir pojūtį jauskime, kaip tai jaučiasi. Kaip jaučiasi šis amžinas, dieviškas gyvenimas besąlyginėje meilėje. Tuomet gyvenkime šį gyvenimą. Įgalinkime, įkvėpkime šį gyvenimą.
kas tuomet leidžia pilna širdimi mėgautis visų laikino pasaulio laikinumu ir taip pat per jį unikaliai išreikšti dievišką tarnystę su ta meile, kuri išties prasitęsia per tą laikinumą. Todėl niekas nenueina veltui, viskas pratęsia tą nuolat besivystančią dievišką meilę ir laimę. Tai dabar kviečiu atsimerkti, galbūt truputį pajudėti, susisukioti ir taip pat toliau neštis šį sužadintą nuovokumą bei pajautimą ir pratintis sąmoningai gyventi tame. Ačiū labai už šią tavo dovaną ir linkiu pačio nuostabiausio patyrimo su ja.